Labas rytas, sveiki visi. Ką, vėl aušta, vėl nauja diena. Ketvirtadienį šiandieną. 6:01 jau aš kely, išvažiuoju tik dabar iš bazės. Stengiuosi kuo greičiau išvažiuoti, gavosi kaip beveik kaip visada. Nu, bet nieko. Tai kągi aš gavau šiandieną? O šiandieną aš gavau 23 metų Mirsiuką, 8 metrai priekaba, 3 darbai. Pirma bus kolonėlė, ten kokius 3 keidžius įsimesiu ir paskui 2 normalios parduotuvės. Antroji parduotuvė su restrikšinu, iki 11 turiu ten joje atsidurti, centre beveik, ar jau centre, dabar tiksliai nežinau. Ir tai turiu biškį ant tempo viską daryti, bent jau tą kolonėlę staigiai pasidaryti. Tai norėjau trafikus prašokti, bet kažkiek tai gal prašoksiu, bet planau biškutį anksčiau išvažiuoti, nesvarbu. Tai turiu šaldytus, tai šaldytuvas jau šiandien burks, nebent antroji parduotuvė išsikraučiau viską. Ir ką? Ir tiek žinių. Tai draugai, jums gero žiūrėjimo, man sėkmės kelyje. Tai varom į priekį ir žiūrim, ką šiandien man gausis. Taip, kuras, benzinas svaras 3,4, dizelis svaras 3,8, jeigu kam įdomu. Gerai, va ir atvykom. Taip, 6:24, ką aš čia važiavau, 22 minutės. Nu gerai, labai taip, biškį reikia taip pasikelti užpakaliuką. Gerai, viso. Nu va, kolonėlė. Tai tenai van kampų būdavo problema išsukti, bet dabar žiūriu, kad nupaišė dvigubas geltonas. Nes čia va pristatė apartmentų naujų ir yra problema. Buvo problema, bet dabar kai jau baigėsi visas statybos, viskas tvarkoja, tai supaišė linijas, tai ant kampų jau mašinų bent jau nebėjo. Nors priešai stovi mašina, jeigu matot, va šitą mašiną stovi. Tai užsimesti reikia biškį. Nu nieko, čia jau išsuksime problemą. Atrodo, aš su 10 metrų esu daręs. Tai va, gerai, einu kviesti piliečius iš kolonėlės ir atiduodu keidžius ir varau toliau. Nu ką, šaldytuvas paleistas. Ir galim tau varyti. Tai važiuojam į centrą dabar. Šalia Baker Streeto mes būsim dabar. O trečia parduotuvė tai tokia gaidiška, su parkingų problemus ten. Nors kaip ir yra only loading, bet čia yra Londė. Bus pristatyta vanų, dar visokių nesąmonę. Dažnai kaip būna. Tak, nu tai viskas galim daryti. Atidavau tos 4 keidžiukus aš čia. Nu va, gerai, kad nors liniją subraižė, tai dabar išsukt galima normaliai. Vėlgi valdiška navigacija veda belenkokiais ten kiemais. Nu aš suprantu, galim ten būtų davažiuoti. Aš visiškai nenoriu lysti, taip kad važiuosiu Ring Roadu. Važiuosiu Ring Roadu 501, ten aišku kamščių belenkiek, bet ką darysi. Rytas yra, aušta gražus rytas. Reikia mėgautis rytu gražiu ir nuostabiausiais Londės kamščiais rytiniais. Nes juk nieko gražiau nėra kaip ryte papulti kamštį. Tokia neišvengiamybė. Tai apšokam į A12 vėl. Ir iš A12 minsim į A13. Nu, valdiška navigacija kažkur mane nori nuvesti ne ten vis tiek. Bet mes, rimti vyrai, jokiom navigacijom nepasiduodam. Kaip ten sakydavo, navigacija tik slabakams. O mes važiuojam tol, kol užstringam gatavai. Juokauja, aišku, nes su navigacija daugiau gali būti problemų, negu su savo normaliu mąstymu, supratimu, common sense įjungimu ir visa kita. Ir patirtim, aišku. Kai jau žinai, kur važiuoji, tai persižegnoji ir pirmin.
Ne taip kaip kokio Italijai, į kalnus įvažiuoji. O, istoriją kaip tik prisiminiau, papasakosiu. Važiuoju iš vienas į Italijai, žiūriu, toksai yra tiesus kelias, bet kaip supratau, serpantinais per kalną, arba per aplinkui, per tarpeklį tokį važiuoji. Ne į tarpeklį, atsiprašau, į slėnį tokį važiuoji, bet reikia važiuoti aplinkui, kad tą slėnį pasiekti. Okei, aš galvoju, aš tais serpantinais nevažiuosiu, nes pagal laiką panašiai išeina, vos ne tas pats. Ir kažkaip žiūriu, važiuoju į tą slėnį ir važiuoju iki pat slėnio galo, o kalnai pasagos formos. Ir aš tai važiuoju, matau, kad ten iki pat galo turiu davažiuoti to slėnio. Kažkaip man įtartina buvo, blemba, aš jau tenai pasižiūriu, kad jau tenai tokia kaip ir kelias baigėsi, o ten fabrikėlis kažkoks pačiam gale, tos pasagos viduje. Bet ką darysi, reikia važiuoti ir viskas. Tai važiuoju, kelias vis siaurėja. Miestelį privažiuoju, miestelio pavadinimas Subiano. Blemba, galvoju, nebus man Subiano kartais. Nes jau toks įtarimas, aš savo su fūra duodu tenai. Galvoju, gerai, Subiano, tai Subiano, išsiaiškinsim vietoj. Važiuoju dar toliau pavažiuoju sekantis miestelis. Bibiena. Jo papa galvoju, tai čia jau man tikrai po Subiano dar ir Bibiena bus, tai ragai. Važiuoju toliau žiūriu ženklas, kad už 1,5–2 kilometrų jau su priekabom negalima važiuoti, nes ta prasme tu ten įvažiuoji ir nebeapsisuki. Ženklas su ribotu, reiškia, transporto priemonės ilgiu. Galvoju, tikrai man čia bus ir Subiano, ir Bibiano jau. Ir ką, važiuoju iki pat galo to slėnio, prasideda dviračių takas, priekį matau jau viskas. Siaurutis keliukas. Ir prieš pat tą keliuką fabrikėlis dešiniai pusiai. Tai visas stresas, galvoju, ačiū Dievui, neįkliuvau. Tai va, tokia buvo mano istorija iš Italijos prisiminimų. Tai čia viena iš istorijų. Tai va, nepapulkit hebra, nei ant Subiano, nei ant Bibieno. Apšokau biškį. Tai dabar gerbėmiai taksistai, leisit man biškį užsimesti, nes čia va tokie bordiūrai padaryti nesąmoningi. Čia neįmanoma netgi su rydžitu važiuoti savo eilę, antrą, sakykim, ir neužlipti ant bordiūro. Nežinau, tai man dabar reikia va ten paspausti biškį į kairę šitos automobilius, kad nevažiuoti per bordiūrus. Nesąmonė kažkokia. Eps. Atsargiai. O, net ant bordiūro neužlipau. Šaunuolis aš kartais. Tai vienu žodžiu, dabar čia ir į kairę ir paskui iškart į dešinę, tai atsidursim Commercial Road'e. Šitam Ring Road'e 501, kuris eina palei pat centrą. Bet jis yra nemokamas dar. Bet koks žingsnis į kairę, kaip sakant, nesušaudimas, bet apmokestinimas. O kaip saulutė atsispindi nuo dangoraižio, tiesiai per akis duoda. Nežinau, ar per kamerą duoda, bet man per akis tai tikrai duoda. Taip greičiau žalias užsidegti.
tas kelias uždarytas. Čia į dešinę man reikia sukti, bet nieko, ten žinau, kad paralelinis yra keliukas, bet jau čia įvažiuojam į centrą, centrinę zoną. Bet turbūt nečerdžins, aš manau. Kai yra apvažiavimas, tai nečerdžina tada. Nu, dabar pasižiūrim, kokią čia jau pradėsim į žymės vietas pravažinėti. Bet dabar svarbiausiam tos geltonos nesustoti. Važiuok, nieko neįleidinėk. Paskui leis. Okay. Nu, svarbiausia. Tai kągi mes dabar turim? Pažvelgus į dešinę pusę, tas geltonas pastatas geltonų plytų. Tai yra King's Cross St. Pancras International. Tai reiškia, čia ta senoji stotis King's Cross'as, o St. Pancras'as ten jau kur dengtas stogas. Truputį vėliau pamatysim, kai pravažiuosim per raudoną. Tai yra, kai pravažiuosim per raudoną, aš nevažiuoju, kai pravažiuosim šviesoforą. Iš St. Pancras'o dabar galvoju International, tai čia ir į tas greitas traukinys važiuoja, man atrodo. Į Paryžių ir visur kitur. King's Cross St. Pancras. O čia va tas nuostabusis St. Pancras'o viešbutis gotikiniam stiliui, po dešinę pusę. Matot, kokie bokštai gražus, jeigu matot bokštus, raudonų plytų. Gražu. Ir įėjimas į St. Pancras'o stotį iš tikrųjų per šitą yra. Per arkas šito viešbučio. Dabar prasidės didysis kipišynas, nes čia daug šviesoforų, kadangi ryto metas daug pėsčiųjų. Tai praktiškai prie kiekvieno šviesoforo teks sustoti. Tai va, St. Pancras viešbutį pravažiuojam ir stoti. Po dešinę pusę yra British Library. Tai Britų biblioteka. Šitas toks kvadratinis raudonų plytų pastatas. Nu ką, negaliu aš važiuoti, nes ant geltoną atsistosiu. Tai va, tai būna, kai rimtas kamštis būna. Turi žiūrėti, kas dedasi už šios sankryžos, kitoj sankryžai, kas dedasi. Kad galėtum prajudėti normaliai ir ant to geltono kvadrato neatsistoti ir nepareitų tau būdikė. Gaisrinė išlėkė. Kažkur tai. Kažkur sirenos kaukia. Ai va, dar dvi gaisrinės nulėkė. Nu, tikiuosi ne ten, kur man reikia važiuoti. Tai pažiūrėsiu, nusuks į šoną ar ne. Ne, kol kas nenusuko. 3 gaisrinės nulėkė, žodžiu, į tą pusę, kur aš važiuoju. Čia vėl reikia skaičiuoti, žiūrėti, kad visi šviesoforai žali būtų ir kad mašinų srautas tam tikras būtų. Nes labai greitai gali ant geltonų sustoti. Ir dar, aišku, greičio nevirši, nes kai kur radarai yra. Greičio matuokliai vadinami. Artėjame prie Madame Tussauds muziejaus. Jis bus po dešinę pusę. Ir prie Madame Tussauds suksime, už Madame Tussauds suksime į kairę. Va tas baltas pastatas. Ir už to balto pastato tai yra raudona juostelė su geltonom raidėm ir tas žalias kupolas. Tai vat visas tas kompleksas yra Madame Tussauds muziejus. Nu, išsuksiu. Ai, salelės svarbu, nėra jokios. Tai tada bus ok. Easy peasy, kaip sakant. Nu ir dabar keliukas turi būti į dešinę, apsuksim tokį kvadratą. Nes nežinau, kodėl navigacija man rodo sukti ten į dešinę. Nes į dešinę ten draudžiama sukti. Ir tam ir yra padarytas tas specialus kvadratėlis apvažiuoti. Dešiniai man reikia būtent kairės, nes dešiniai yra. Ką man dabar daryti? Nu reikia į tą juostą važiuoti. Einu, sakyt, nefik dėl. Dabar man reikia čia kažkaip reikiuoti, su ką darysi, aš negaliu sustoti tenai. Vidurį sankryžos. Nu, kaip nors įlysim, manyčiau. Mažu pasileis. Įleidžia džipiokas. Gerai, respekt tau. Mato, kad aš čia vargstu. Na, biški per geltoną, dar ir biški per raudoną. Čia iškirpsiu tą epizodą.
Čia dabar toks pasukiukas į kairę yra, kad, nu, labai maža tikimybė, kad ant burčiuko neužvažiuosiu. Nes salelė padaryta vidury, salelė dešiniai ir salelė čia. Nu tai kaip vaitokį sukti? Nu, jūs man paaiškinkite. Kas čia per briedas yra, nu? Neįmanoma įsukti, net be priekabos turbūt nelabai įsuksi neužvažiavęs ant bordiūro. Aišku, užvažiavau, nu. O kaip kitaip? Nu ir eina jie švilpti. Nu, medžiai kokie gražūs štai. Malonu žiūrėti. Ir dabar bus pasukiuks į dešinę irgi panašus. Ir ypač jeigu taksai dar stovi kairiai. Pažiūrėjau, kas ten darys. Iš karto taksai kairiai nestovi, tai jau gerai. Nes čia reikia užsimesti biškį, kad tenai įsukti. Čia taksistai dažnai stovi. Sutrumpino jie. Ištelė. O gerai, mano laisvas loading bėjus. Tai puiku tada. Gerai, kai nieks nesimaišo, nieks neužimta. Gerai. Tinka man toks variantas. Čia reikia tai įsišvartuoti normaliai. Galą privežti prie borčiuko. Ir šaldytuvas dar užsivedė. Kad hebrytai žinotų, kad aš atvažiavau. Na, palei borčiuką, okei. Biškį reikia nuo borčiuko 2 comų palikti, kad lapkė galėtų nusileisti normaliai. Išsitiesinam. Beveik. Na, čiučiu dar atbulą. Paduosim. Ar bus pusiau idealiai. Vsio. Ups. Vairas netiesiai buvo pasirodo. Štai ir atvykome į antrąją parduotuvę. Einu išjungsiu šaldytuvą iš karto. Nu va, prisiparkavau idealiai. Dabar, man atrodo, reikia biškį gal orų išsileisti iš galinės ašies. Nu, čia mane biškį užnisa, nes stovi va taip kreivai. Tai taip, kur tas level kontrolius, biškutė. Sugirgždėjo. Gerai išteks. Vsio, nu ką, atvykau. 8:29 dabar gerai. O grafikas koks buvo? 8:38. 9 minutėm anksčiau atvykau. Kaip gerai. Netgi 9 minutėm. Nu ką, čia viskas okei, dabar liko paskutinis dropas. Tai Gaidiška vieta. Nežinau, gal kažką jau pakeitė. Labai seniai irgi bebuvau. Turbūt jau 1,5 metų. Šiemet tai tikrai nebuvau, praeitais metais kažkada gal vieną kokį kartą ir buvau. Nu, gryna Gaidiška vieta. Gal dabar atvažiuosiu vėliau. Tai gal biškai kokia situacija kitokia bus, nes šiaip važiuodavau visą laikį pirmą tašką anksti ryte. Ten 7, kai atvažiuoju, tai ten baisu ir pagalvoti. Na gerai, ką tada? Einu į parduotuvę. Ir sakysiu, labą dieną, aš jau čia. Nes va čia yra BNP bankas Paribas. Tai šitam bankė suveikia priešgaisrinė signalizacija. Nu tai va, dabar žmonės va aplinkui čia susirinko, laukia, kol juos įleis atgal į ofisą. Tai kas į pardenoje, kas kavos aplinkui va. Tūsėsi dabar žmogeliai. Ar čia treniruotė buvo, ar čia rimta kažkas, tai neaišku. Dūmų nematau bent jau, kad rūktų. Tai va, žodžiu, aš ką, baigiau išsikrauti. Išsikraunu. Tai yra, baigiau išsikrauti, imu breiką 15 minučių ir varau į 3 parduotuvę. Tai va, kol kas tiek. Na kągi, išvažiuoju iš išpardės, breiko taip ir nepasiėmiau, tik paspaudžiau minutę breiko, privažiavo kolega iš galo, o buvo 10:30. Ir kadangi čia yra restrictionas iki 11, tai dabar jis turi apie 25 minutės, kad išsikrauti. Nu tai, turėjau išvažiuoti, niekaip negalėjau imti breiką, tai nežinau, kaip čia bus su laikais, bet manau, kad nuvažiuosiu iki parduotuvės, nes liktai apie valandą turiu aš POA vadinamo to laukimo. Tai kaip nors išsisuksiu, aš manau. Kokį čia kelią man rodė? O Jėzus Marija. Nu ne, ačiū. Apsieisim. Tai važiuosiu tiesiai 501 iki Islingtono ir pro Islingtoną išlysiu į A1. Nu, į tenai jau bus plius minus panašiai. Reikės tik susirasti, kurio keliu ten. Pro Finsbury Parką, jo. Važiuosiu pro Finsbury Park, tai bus gerai. Madame Tussauds po kairę.
Dar kartą. Va, kiek žmonių pasižiūrėkit jau. Eilutės laukia. Blemba, tai reik varyt gal pro Camden Towną. Ten į 503 aš išlyščiau. Ir ten tiesiai jo. Taip, kad keičiasi planas. Varau pro Camden Towną. A toliau kaip Dievas duos. Čia viena pusė kelio uždaryta. Remont. Ai, nu čia vėl daugiabučių statys po dešinę, matomai. Štai čia tas jovalas ir vyksta. O man dabar visai smagu važiuoti, nes priekaba, sakykim, kad tuščia. Turiu 12 keidžų, kurios parvežu atgal su popieriais. Ir 5 keidžus turiu nuvežti į 3 parduotuvę. Nu tai, sakykim, kad tuščias važiuoju realiai. Tai iš vis nesijaučia nieko, jokio tampimo, jokio nieko. Važiuoju savo ramiai ir viskas. Svarbu greičių neviršyti dabar. Taip, kas čia 2 katinai? O London House kažkoks, taip. Nežinau, reikės pasižiūrėti, gal jį nepamiršiu. Tai bičas su švarku stovi. Matote, priekyje dešiniau, ant postamento. Vyrukas su švarku stovi. Nežinau, kas toks. Tuoj pravažiuosim, pažiūrėsim. Paminklas buvo? Kieno paminklas? Iš kur aš žinau? Diedo kažkokio. O, su švarku. Sėdintis? Ką? Na tu ir duodėmis. Kas tu jį sodins? Juk jis paminklas. Na kągi, važiuojam į Camden High Streetą. Camdeno pagrindinę gatvę. Aišku, ten tie kur turgus, kur visi kiti jie yra toliau. Bet kas liečia važiavimo, tai čia jau High Streetas tas vadinamas. Vienpusis eismas, kaip matot. Ir visi varo, čia pagrindinis srautas. Nu, ten jau visur kampukuose yra tie marketai, turgai visokie ir taip toliau ir panašiai. Dabar man reikėtų sukti čia turbūt. Ja, išvažiavom teisingai. Čia vienu žodžiu jau išvažiavimas iš Camden Towno. Camden Road užrašyta. Ir čia geležinkelis eina. Virš manęs. Nu, tas į gražu. Nu, labai negražu, nu. Ai, nanai. Nu, va, privažiuojam Finsbury Park. Nu, čia normaliai pasiparkavo bičias. Nu ir kaip jūs galvojate? Ar lengva būtų mokintis vairuoti Londone? Įvažiuojam į Haringey Green Lanes. Tai va, grįžtu prie klausimo. Kaip jūs galvojat? Lengva Londone mokytis vairuoti ar ne? Mokytis vairuoti, laikyti teisės ir panašiai. Parašykit komentarą, ką jūs myslėt apie tai. Nu, jeigu kas nesuprato, tai priešais važiuoja žmogus, kuris mokinasi vairuoti. O instruktorium dirbti Londone, kaip jūs galvojat? Ar nėra dar linksmiau kartais? Nes streso, tai aš tikiu, ten turi ojojoj. Taip, ką mes čia turim? Pardavime. BMW 15 metų, 5000 svarų. Taip, Vauxhallis arba tas pats Opelis, Opel Astra. 16 metų, 4500 svarų. Nissan Juke'as 14 metų, 5000 svarų. Ir Range Roveris 19 metų, 11 ten su biškiu arba beveik 12 000 svarų. Tokios va kainos, nežinau. Seniai mašiną bepirkau, negaliu pasakyti nieko. Tas Priusas užsimeta daugiau nei aš. Maladėc. Maladėc. Ai, čia blemba, biški košės bus. Tokie, toks irgi kaip High Streetas, tai
O Jėzus Marija, kas čia dedas dabar? Vajė. O reikia važiuoti turbūt. Autobusas gal pratilps man pro galą. Jo valašas, ką galiu pasakyti, absoliutus jo valašas. Nu. Tai va tokioj gatvėje panašiai man reikės sustoti. Žiūrėk, ir nesitraukia į šoną, nu, su Lexusu raudonu, nu, vat parazitas. Na ir kągi, mes esam jau visai arti galutinio mūsų tikslo. Paskutinis taškas artėja. Oi, bijau pagalvoti, kas ten gali būti. Norėtųsi atvažiuoti, ramiai prisiparkuoti ir daryti darbą. Bet, nu, paliko va čia tarpelį, tai paskui po biškį stumsim, gal kaip nors nusistumsim iki tenai. Tada man reikia biškį čia paforsuoti, kad įsistumti bent jau galų į čia. Dalba ješeras grynas. Nu, taigi man reikia parkuotis, nu. Lenda vis tiek iš priekio, tai ten žmogelis laukia, kol prisiparkuosiu, viskas tvarkoj. Aišku, aš esu labai per toli nuo parduotuvės, bet kadangi yra čia vieta, bent jau čia reikia prisiparkuoti, paskui matysim, kaip ten ir kas toliau bus. O šiaip tai labai paprastas dalykas, nu tai jeigu kas lemba ten į stulpą neatsitrenksiu, kažkaip, stulpas išlindęs neaiškus. O čia man, čia nėra labai platus tas loading bay'us, kiek aš matau. Nu ir kaip aš ten, nu, beveik gerai, beveik idealiai. Nu ir tas va, Alfa Romeo išvažiuoja, kur stovės su migalkėm. Nu ir žiūrim. Kaip man čia pavyko? Not too bad. Tai kad čia ne mano vieta, vat kame problema. Man reikia ten priekį, kur tas John Lewis, dabar sunkvežimiukas mažas, sustojo. Nu, bet aš nesiparinsiu. Stoju čia ir arba lauksim, arba iš čia krausiu. Koks mano reikalas? Viso, viskas. Viso. Gerai, ką, einu išjungiu šaldytuvą. Tai va tokia večikė nuostabi. Nu va, žiūrim, kaip čia pavyko man prisiparkuoti. Prisiparkavau va taip va. Gana neblogai, sakyčiau. Gerai, kad to stulpo nenurakiau. Tai va, tokie žaidimai vyksta kiekvieną dieną. Gerai, kad ne visur. Tai kaip supratot, va, aš turiu prisiparkuoti čia, kur tas John Lewis sunkvežimiukas stovi ir tas baltas vanas. Tenai va. Tai lauksim. Lauksim, kol atsilaisvins, kol chebra buratinų sustatys. O tada galėsim ir privažiuoti. Tai va, o dabar ant laukimo maudo pasistačiau ir mato, čia yra visur loading bay'us, tai va, o stovi lengvas mašinas ir visiems dzin. Čia tai ta kažkokia apdaužyta prieš mane stovi turbūt jau 100 metų. Stogas apsnygęs, nu tenai va visi kas, kam reikia tas ir stovi. Tai va, laukiam vietos. Nu matot, koks čia bardakas, nu. Kemšasi mašinos vos pravažiuoja. O man reikia įlysti kažkur į kažkokią skylutę su priekabu, kad pasiparkuoti. Na tai va. Sakiau aš, kad nuo senų laikų atsimenu. Vienas iš šūdiniausių variantų pasiparkuoti. Srautas eina non-stopu. Visiems reikia. Ir kai reikia to traffic wardo, kuris tvarką palaikytų, jo nėra. O tik tai kur kažkur prisiparkuok, ne ten tuoj pat ateis ir baudą gausi lygioj vietoj, kur nelabai ten ir bizekas yra. O čia dabar va, šitą Toyota stovi prieš manęs. Jinai loading bay'ui negali čia stovėti. Ten yra kažkoks parkavimasis, bet visi atvažiuoja va, keliom minutėm, kiti ilgiau. Ten vienas vanas, kur stovi priešas, iš vis nesikrauna, tik avarinį įsijungęs. Ten va, tomis statybininkai kažkur darbus savo atlikinėja. Tai va toks va, bardakas. Čia visada buvo bardakas ir yra bardakas. Nieks nesikeičia. Čia kamštis iš paskos va. Jasas galit matyti. Nesibaigiantis rautas, nesibaigiantis. Įdomu, ten pakankamai man vietos yra ar nelabai.
8. Čia tai iššūkiai, žinokit, jie, kaip bebūtų, čia jau tokie parkavimai yra iššūkiai. Kaip aš dabar įvažiuosiu? Čia jau man, blėt. Vaidijuotas, nu. Так они пишут, нахрен. Нахрен. Ну, kažkaip tai jau lygtai. Čia jau eina švirkšno. Yra reikalų, gal 10 metų. Ну все. Все, dabar iš čia nieks neiškrapštys. Eina visi nahrin. Išsikrauna, einu breiką pasiimti. Na ką, hebrytė, galų gale išsikroviau. Pasidariau 15 minučių breikiuką irgi galų gale. Vos spėjau ant laiko, galima sakyti. Gerai, kad turėjau to pakankamai POA vadinamo laukimo. Oba, tai tas man padėjo. Ką, dingstam iš čia, tada varom į bazę. Bazėje pasimsim pilną breiką. Ir dasitvarkysim visus reikalus ir namučiaus. Bjauri vieta tikrai labai nepatinka man. Nu, bet ačiū Dievui, viskas gerai, viskas все padaryta. Nu, tuoj apsisuksiu, grįšiu pro tą pačią vietą. Ir matysit, kas ten per burdakėlis. Tai все, varom per 10.